Labas rytas. Tai pabudau ir pramiegojau pusryčius. Ir sproginiai čia kažkas, bet toli. Tikrai ne čia kažkur šalia. Ne kažkur šalia, aš nežinau, iš kiek toli tie sprogimai gali ateiti, gal čia net netyčia iš Irano girdis. Nes tai paėmus irgi netoli. Bet vat ten tokie debesėliai, nežinau ar matos ar ne, tokie balti. Nu gal čia fūros važiuoja, bet fūros nevažiuoja čia. Kažkas sproginiai. Tai tie debesėliai čia nėra panašu į kažką ore susprogdintą. Dabar jau ir po 10, čia gali būti iki 11, bet tikriausiai nebūsiu. Oro erdvė mačiau uždaryta yra. Tai planas yra eit pažiūrėti, ar aš tas pusryčius begausiu ar ne. Gal nusipirkti kažką pavalgyti, bet dar nešalkau. Šiaip šiąnakt labai gerai miegojau. Klikė telefonai vakar, kad dėl to saugumo pranešimai naikintuvus girdėjau, bet šiaip miegojau ramiai, gerai ir ramiai. Tai manau, kad aš skristi turėčiau Šaržos, nežinau kaip tas miestas vadinasi, jisai dar ten nuo Dubajaus. Bet visa Dubajaus oro erdvė uždaryta. Tai galvoju nuvažiuoti ten ir paklausti oro linijų, ką man dabar daryti. Gal kažkur nukreips, kažkoks planas yra, jeigu sakys, we don't know. Tada net nežinau, ką daryti, arba ieškoti, kur dar vieną kokią naktį išmiegoti čia, arba ieškoti, kaip reikėtų nusigauti į Muskatą. Ir pažiūrėti, kiek kilometrų iki Muskato. Čia galvoju, kad nuvažiuoti kažkokiu būdu, bet nežinau, su Uber biš brangiai bus, reiks ieškoti arba autobus, arba kokių pažinčių. Muskat. O man. 363 kilai, tai biški daug. Aš kažkaip įsivaizdavau, kad 200. Iki Saudo Arabijos sienos irgi ir panašiai. Ne. Fainai šiaip, kad rašot labai daugis. Jaudinatės, vis aš jaudinos. Nu, nėra, kad labai mažiau jaudinos vakar ir mažai jaudinos ryte, kai atsibudau, kol čia nepradėjau tų dunksėjimų girdėti, dabar jaudinos biškai daugiau. Bet labai čia neišpergyvens, jeigu čia su tais dronais atakuoji, tai arba pataikys, arba nepataikys. Tik tų čia šansų. Einu pasižiūrėti, viską susidėjau ir einu ieškoti valgyti. Good morning. Check out. Uh-huh. The payment, it's not been. Nothing. I'll show you. So that you can see also. Nothing. Okay. Anyway, you can, I guess you can't. You just complained that you didn't. Yeah, I will try to write a complaint. Yeah, sausage omelette. What in that? Beans. Yeah, it's okay. Yeah, beans, sausage omelette. You want sausage, beans, omelette, na? Yeah. Tea, sugar? Tea Yes, with sugar, yeah. Milk? Yeah, please. No, without milk, just sugar. Yeah. Black tea without sugar. Papusryčiavau ką tik, bet norėjo žmonės dar ir pinigų už tos pusryčius. Nu, nes pusryčiai nuo 6 iki 9 nemokami, paskui jau mokami. Nu, kas savaime suprantama. Bet aš jiem paaiškinau, kai taip, aš 2 kartus už viešbutį jau susimokėjau ir per bookingą ir grynais jiem. Ir matyt, suminkštėjo širdelį, sako, okay, I will cancel this order. Tai cancelino orderį, o aš pavalgiau. Dabar planas nueiti į oro uostą ir išsiaiškinti, kas ten per situaciją. Gal jie perveža į kitus oro uostus, iš kur aš galiu skristi.
gal ir neperveža. Bet protingiausia būtų nueiti ten. Kad nueiti ten, reikia nuklapnuoti 35 km. Ir su kokiu autobusu nelabai nuvažiuosi, nes šiandien nevažiuoji, arba iš vis nevažiuoji. Bet šiaip lyg ir važiavo kažkada šį penktadienį, lyg ir žiūrėjau. Turėjo būti autobusas. Tai dabar einu į metro. Ir su metro nuvažiuosiu iki tolimiausio taško, kurie nusisuk. Na, bet tai sutrumpins kokiais 3 arba 5 kilometrais man kelionė. Ir, ir važiuosiu, ir eisiu kažkaip. Sunkiai, karšta jau dabar. Tas šiek tiek pavargina, dar galvoju, kepurį reikėtų nusipirkti, nes kai išeinu į saulę, tai kad ir ne plikė, bet plikė stipriai. Bet gal čia mažiausiai bėda pakokas. Šiaip nesimato, bet labai gerai girdisi. Kad skraido kažkur. Nu, galvoju, negi neužmatysiu aš nei vieną. O tik girdėsiu. Tikrai jo. Atseit suprantu, aš ką aš sakęs. Ne. Tai neužmatysiu. Net nežinau, kas čia. Ar čia jauku, kad jie skraido ir saugo oro erdvę, ar nejauku, nes ir ko skraidyti. Visą laiką tie dvipusiai jausmai užpuol. O, ten saulė šviet, man ten reikia eiti, kaip karšta. O, limo. Su tokiu gal namo reikėtų grįžti. Jaučiuosi kažkokia Mindų rajonė, nes nešniek čia nieks kitaip. Kardi. Nieks nesimato. Nėra ko laukti, reikia eiti. Nu, biškį kelionę pasitrumpinau. Ten nuo toli matos Dubajaus oro uostas, kur aš skridau. Man reikia dar toliau ten, bet va ten. O va ten yra taip. Kuo toliau, tuo man sudėtingiau sekasi išspausti gerą nuotaiką ir stres išlaikyti. Atsimenu, kai Facebook'ai dėjau, kad čia turėsiu nuotykį, keliausiu į Dubajų, man pakomentavo, kokie čia nuotykiai saugiausi pasaulio šalis. O to saugiausia. Nu, nelabai čia išbijuosi iš tikrųjų, jeigu čia su tais šahedais skraido, tai nelabai pasikovosi nuo jų. Gerai, bandau eiti toliau ir ieškoti, kaip nuvykti tą oro uostą. Ten kaukia sirenos, ten greitoji, policija, gaisrinė. Ir karšta. Ir labai, ką pastebiu, prie viešbučių, kai ateinu, tai turistai susidėję lagaminus ir irgi neturi kur važiuoti. Tos stresiuko akyse taip nemažai. Aš tai vadovaujus žmonos paremtų skaičiavimu, kad kokia tikimybė, kad į mane tokį mažą, tokiam dideliam Dubajui pataikys raketą. Tikimybė nelygi nulį niekad, bet ir nedidelė jinai, maža. Čia ką tik praėjau American School. Nu čia, žodžiu, yra mokyklų. Buvo British School, mačiau, čia American. Tai galvoju, nuo tokių pastatų reikėtų čia piškį taip toliau laikytis. Naikintuvai nuolat skraido, vieną dar nemačiau. Bet kaip ir sakiau, man taip jau pradėd jauku būt, kad jie skraido. Tai reiškia kažką saugo.
Ir taip, kad visai kiauras dangus. Bet tai reiškia, jau, kad praktiškai galutinai mano viltis yra palaidotas iš čia išskristi. Reikės ieškoti sausumos būdų. Bet iki oro uosto vis tiek turiu nuvažiuoti, gal ten organizuoja jie kažkokius skrydžius. Nu, atėjau iki to degančio reikalo. Na, ne iki pat. Man jau ten reiks nusukti, tą gatvę ten eiti, ten čia paviesį radau. Nepanašu, kad ten kažkokį gyvenamą į pastatą būtų pataikę. Bet čia kokią valandą laiko aš einu. Ir vis dar tebe rūksta dūmai taip stipriai. Karšta žiauriai iš tikrųjų, krauna ir apsunkint kelionę tas karštis. Iki oro uosto liko 19 km, bet jau čia reikės ieškoti Uberio. Nes galiu netyčiai nuslapnėti aš ten, kol nueisiu. Nes čia dabar paskutinį atkarpą, aš nuėjau kažkur 6 km, man atrodo, bet labai karšta. Vidurdienio eiti, beprotybė. Tai manau imsiu taksą, Uberį, Boltą, pažiūrėsiu kažką. Ir nuvažiuosiu išsiaiškinti, kas ten per situaciją. Nu, sužinoju situaciją, reikės tada kurti planą. Kaip evakuotis iš čia. Nes panašu, kad neatidarys greitai čia tas oro erdvės. Naikintuvai nuolat skraido. O kol jie skraido, tikrai oro erdvė nebus atidaryta. Sėdu šitai patvariai. Veizu. Jau biškai atsikvėpiau, sustojau čia paviesiai, nes pamačiau, kad atėjo elektroninis laiškas. Your trip is cancelled. Flight is cancelled. Nebereikės man eiti į oro uostą, nes jau atšaukta. Čia yra blogoji dalis. Geroji dalis, kad man gali išrašyti voucherį. Ir aš galiu to voucheriu pasinaudoti ateinančiais metais su Air Arabija. Kas negelbėja nei kiek. Arba galiu susirasti panašios krypties skrydį už tą pačią kainą iš kažkur kitur. Ką tikriausiai aš ir ieškosiu. Dabar mintis yra visos nukreiptos į Omaną ir jo sostinę Muskatą. Nes iš ten skrydžiai yra galimi. Kol kas. Tik tai dar nežinau, kaip ten nukakti reikės. Nes yra 400 km ar 300. Nu, ne pėsčiom čia tikrai. Bet čia, kur sėdžiu, kažkaip netyčia matau, kad yra autobusų stotelė. Mes autobusai sustoja. Pradės skaudėti gerklę ir slogą atsiranda. Nuo karščio. Dabar bandysiu tada čia ramiai sėdėdam susirasti autobusų kažkokį tai tvarkaraštį. Ir susirasti kažkokį tarptautinis reisas, gal yra koks nors į Muskatą. Ir ten nuvykęs arba pirksiu per tą Air Arabiją kažkaip, arba pirksiu iš Biko, kad išskristi. Šiaip nėra kažkokios labai didelės tragedijos, aš taip nejaučiu. Nes, kaip sakiau, nelabai ir šansų, kad čia ant manęs kas nors užkris. O jeigu ir šansų ir užkris, čia jau aš nepasikavosiu. Kai taip savo išaiškini, tai ir paprasčiau biškį yra. Tai kad labai sunku dabar 3 laipsnių šilumos ir ant saulės, tai ir košmars eit. Paeini 10 minučių ir viskas jau pradėt galva suktis. Vandenuką turiu, dehidratacija neištiks. Tai bandysiu dabar ieškoti online bilietų, kaip nuskristi kur nors. Tik prisiminiau, kad kremų nepasitepiau ir ausičių neišsivaliau. Prisiminiau tada, kai pamačiau savo raudonus kelienus. Negi nepasiėmiau ir kremų. Yra. Kremas yra.
kokia situacija dabar? Tai bandau susirasti bilietą į Omaną. Gavau kontaktą tų, kas važiuoja kiekvieną dieną iš Dubajaus į Omaną ir atgal. Kažin, ne per daug. Iš Dubajaus į Omaną ir atgal į Muskatą. Ir ten bandysiu rasti skrydį. Kur nors. Fainiai rastų būtų į Krabį, Puketą arba Bankoką. Bet šiai dienai dabar jau visai neprastai bikur rasti skrydį. Jau nebes aš toks labai, kaip pasakyti, priklus kelionių krypčių ieškotojas. Šiaip neramu dėl nakties, nes čia tie šachedai realiai skraido. Neskraido, nėra čia, kas skraidytų, bet jau čia nukritę yra. Ir jie yra juodi, juos leidžia naktį tikrai, kad nesimatytų jie, nes dieną labai gerai matosi. Tai jeigu man reikės čia praleisti naktį, jaučiu, kad reikės kažkur ieškoti arčiau dykumų ten už miesto. Tikrai ne tokios koncentruotose rajonuose, o kur nors atokiai. Čia kaip ir logiška, bet suradus tą atokiai, kaip reikės iki ten nusigauti. Realiai visuose planuose, kuriuos aš kuru, ant galų galo kažkoks yra sunkumas didelis, kurio aš galimai neįveiksiu. Su tuo transporto pirkimu negaliu prisiregistruoti. Su tais autobusais neatrašoma nieks neaišku, iš kur čia važiuoju, kur pirkti. Kaip per tą sieną. Per sieną kažkaip pervažiuosiu. Su nakvynėm neaišku kur, neaišku kaip nusigauti. Apie skrydžius irgi nežinau. Šiaip, sakau, baisu nėra tokia erzinančiai beviltiška situacija. Nėra beviltiška, kažkaip rasiu už tą išeitį. Bet, nėra taip. Ėmiau ir padariau. Vėl skalauja jūro krantą. Kaip man nesisek. Esu autobusų stoti. Čia didžiausia tikriausiai, kokia čia įmanoma. Iš čia yra bilietai, autobusai į Muskatą, Omaną. Lygiai valandą stovėjau eilėj tam, kad sužinočiau, kad stovėjau prie langelio, kur yra informacija, o ne bilietai. Ką aš padariau, atsistojau ir likusiem 50 žmonių pasakiau, kad čia bilietų nieks nepardavinėja, visi visi nuėjo ir nieks nebelaukė. Žiauriai gera tvarka. Jeigu noriu pirkti bilietą, tai yra tik tai poryt vakarė. Nei šiandien, nei rytoj. Nėra. Tai pradėt būti taip beviltiškai atrodyti. Pasėdėsiu dabar. Gavau ką tik žinutę iš Air Arabia, kad jūsų skrydis atšauktas. Please contact us on. Ir baigęs žinutė. Aš kaip IT specialistas pasakyti galiu, kad nedadirbti reikalai. Nepadaryta iki galo namų darbai, kad žinutė atein po bus tik tai. Kas aš toks, kad mokėčiau arabus. Šiaip būtų faini, kad jie sukontaktuotų kažkaip, pasakytų, mes atidarėm atskirą liniją, atsiprašom, esant situaciją, čia susisiekit, mes padėsim, ko galėsim. Ne, baigti nemanau, sako, kam. Tavo skrydis, tu čia įsistvarkyk. O dabar
biški man maišus, aš matot, istorikus dar dedu, tai nebeatsimenu. Čia sakiau į tą kamerą, nesakiau, kad radau butą ir einu į. Ten susidėliuosi mintis biški ir planus, nes ir karšta. Ir noris biški nusiprausti, nusimaudyti, nes toks jau biški sukaitsis. Ir komforto nebė. Labai įdomus ir jausmėlis, nes kaip ir reikėtų valgyti, nes pusryštės valgys, bet kaip ir nenoriu. Bet lyg ir alkis yra. Jaučiu čia dėl karščio, ne dėl nuovargio. Nu, man jau reik poilsio, aš daraus bešpektis. Užsisakiau aš butą. Gavau ką tik žinutę, kad aš jums nuomoju ne tik tai atostogų vietą, bet privatų kambarį su raktu. Ką tai reiškia? Žmonių kalba, kad man duos vėl vieną kambarį bendram būti. Komuniai, taip. Dar nesugalvojau, ar čia kelt bangas, ar reikia žiūrėti, gal vienas pats aš būstas tam būti. Jeigu vienas bus, tai bal nematė, jeigu ir raktai. Tai kaip nors. Gerai, einu kažkur pavalgyti, pabandyti kažką lengvai. Jau biškai atsigerti kažko noriu. Ir einu žiūrėti, kas ten per mano mėgamasis. Jeigu ten bus raktų, tai gal kaip ir mėgosiu. Bet jeigu vėl reikės ten su 7 vyrais mėgoti, tada jau tikrai reikės gautis iškvietimus daryti. Nu, žodžiu, man reikia antrą pusę nueiti gatvės. Bet kiek ten matau ir kiek ten matau yra tvora. Ką tokiais atvejais reikia daryti? Ieškoti išeičių. Te būna tai amžinta. Nežinau, kaip pralysiu, bet tikiuosi pralysti. Pralindau, reikia sulaukti dabar. So I'm not the only one. Va, su draugu pralindom. Kaip sak, nėra padėties be išeities. Nugara užšlapė, kaip turbūt. Vai. Bet jau nebetoli. Apartamentai kažkur. Sakiau, parašiau aš man, kad biškai ne taip, tu čia man išnuomai, norėjau visą butą. Sako, viskas buvo paaiškinta. Gali daryti, atšaukti užsakymą. Aš sakau, galiu, aišku, grąžins pinigus. Stauju tyla. Nu tai, reiks eit. Ten, kur dūmai rūkst. Tai čia nuo pat ryto, kur buvo. Tai manau, kad ten pataikė kokį nors daiktą, kuris duoda tiem dūmam energijos, tai kokie nors, nežinau, nafta, degalai, dujos, kažkas, ko nesustabdo. Jeigu apibūdinti rajonėlį, tai vienu žodžiu, tai būtų nejauku. Dar string GPS-as. Tai irgi komplikuoja atėjimą. Kuris, GPS-o duomenimis niekur nesuš. Na, va, dabar jau ir. Gerai, man dar ten. Beveik pilnatis. Kaip sako, laimingas mėnulis. Labas. Sėdu jau lovai.
Nebeatsimenu, čia jau šitą kamerą sakiau, ne? Nes visur laivą dariau dabar, stories dėjau ten, atrašinėjau, visiems filmuoju, bet radau, atėjau į tą butą, butas yra dabar žiūriu televizorių, blaškų dėmesį, butas yra indų šeimos ir tam butė jie nuomai kambarį vieną. Nėra čia labai blogas tas kambarys. Turi šitą audio sistemą, jei būtų liūdna. Na, toks. Ir buvę čia tų svečių. Ne vienai, ne 20 tikriausiai. Pataisė man čia štai valgyti. O Heinekeną sušaudė. Pirm kartą čia toj kelioniai. Kaip jūs sakiau, čia jeigu norit numesti gerti, atvažiuokite į Emiratus, nes ir gauti ir brangu labai. Iš karto dings nors. Ne. Tai šiandienos mano kas per dalykai vykė, tai ėjau į oro uostą, kol ėjau, atsiuntė man žinutę, kad atšauktas yra skrydis. Tada ieškojau kito skrydžio, radau tokį patį skrydį iš Omano į Tailandą, bet tas irgi netinka jiem, nes skristi reikia per čia, Šaržą, kur aš esu. Sako, susiras kitą skrydį. Geriausia po 72 valandų. Kiek šiai 24, kiem 8-7, už 3 parų. Šiandien sekmadienis, tai pirmadienį vakarą, antradienį, trečiadienį vakarą. Na, į Tailandą aš jau nebenuskris. Aišku, neatsišauksiu tų skrydžių iš Tailando, pinigų negausiu. Na, žodžiu, parašiau jau į draudimą, pasakiau, kad skrydžiai atšaukti. Ką jie ten sakys? Ne, aišku, negalios man, kaip vis laik. Nepadengs. Sakys, čia ne kars, neįein tik tai, jeigu neužsived lėktuvus. Na, aš taip tikiuosi. Ką darysiu rytoj? Rytoj bandysiu eiti į, kaip Lietuvoje regitrai yra, taip čia kažkokia institucija ir paklausti, ar aš galiu kaip nors nusipirkti transportą ir deklaruoti ant savęs. Jeigu taip, tai tada ir šansų kažkaip bandyti išvažiuoti iš čia į kokį Omaną arba Saudo Arabiją. Kits ir variantas susirasti kur nors dykumoje, o ne mieste. Kokia pigia viečikė. Pabūti ir čia palaukti kelias dienas, žiūrėti, kaip čia kas viskas vyks. Šiandien skaičiau, kad į Emiratus buvo paleistas 130 raketų ir 200 dronų. Praktiškai viską perimti, tik tai keli nukrito, vienas žuvęs ir ten 60 gal sužeistų, ar 3 žuvę. Pagal tokį kiekį tai nėra daug, tai vis dieną skraidė naikintuvai, sraigtasparniai. Ir tikriausiai biškai aš dabar pailsėsiu ir pabandysiu paieškoti planų ir variantų, kaip čia man reikėtų. Ką daryti. Streso nėra, biškai erzina tokie akligatviai visur. Kelio nebuvimas. Nepratęs aš taip kažkaip vis laiką insistvarkyti. Bet, kaip sako, tie sunkumai silpniem ir nesiunčiame, ne? Tai tiek.